Sveiki, bendrapartiečiai. Kaip kilo mintis surengti konferenciją? Metų pradžioje prasidėjusi diskusija, tokia tipiška feisbukinė diskusija, kurią mes seniau tokias vadindavom kaip turgaus lygio, be abejo netenkina. Matėsi, kad kuriamas emocinis laukas vien tam, kad pakeisti vadovybę, kaltinant ją sustabarėjimu, nebendravimu ir visokiais kitokiais griekais. Dėl to reikėjo partijos organizuoti gyvą susirinkimą, kur būtų nagrinėjamos pačios svarbiausios Lietuvos problemos. Ir būtų nagrinėjamos ne barstantis vieniem ant kitų įvairiais negražiais įsireiškimais, o tai iš tikrųjų koncentruojantis į tai, kas šiandien Lietuvai yra svarbiausia. O Lietuvai šiandien svarbiausia yra išlikti. Taigi kviečiu visus partiečius į partijos konferenciją, kur kiekvienas galės gyvą diskusiją, gyvą mintim, savo širdies plakimu prisidėti prie bendro visų mūsų reikalų. Kaip gerbiamas profesorius sakė, labai švelniai pasakė, mes tikrai nepasidėsime.